Mažinant gyvenimo kokybę, jūs mažinat savo savivertį. Ir jau geriau daryti mažesniem sumom, negu iš viso, tarkim, nedaryti, neinvestuoti, netaupyti, nes va dabar pajamos sumažėjo. Bet kurią paskolą galima refinansuotis, tai turėkit šitą dalyką omeny. Ir tai yra vienas iš paprasčiausių būdų susimažinti palūkanas. Tai va. Čia aš dabar net po kažkurio iš tavo video mačiau, kad bankai tavęs nekenčia. O tai kam jie pirkti ne savo tada? Šiais metais mes atostogaujam nemokamai, ta prasme nemokamai. Nu va taip pat, pirk ką nori, ne, kaip pavyzdys, va, nu nemokamai. Kur šiuo? Nu taigi aš pasiėmiau lizingą su nuliniam palūkanų. Vienas klausimas, kurį tu gali užduoti banke, gali sutaupyti kelis tūkstančius, pavyzdžiui. Nu tai kodėl to klausimo neuždavus? Sveiki atvykę į rubriką, kur mes su Justina šiandien komentuosim tai, ką prikomentavot jūs. Tai jeigu tinka patinka, spaudžiam like, jeigu laukėt savo atsakymo, tai vėlgi pakomentuokit po kitais video, ar fainas buvo atsakymas ar ne. Po šito komentuokit ir žinoma, jeigu jūs parašot komentarą, tai nepamirškit prenumeruot kanalo. Čia gerai surimavau, ne? Nes gausit atsakymus į savo komentarą per klausimų atsakymų sesiją, nes mums tai yra svarbu ir taip mes galim duoti jums daugiausia vertės šitoje vietoje. Na ir ką? Važiuojam tada prie pirmųjų mūsų komentarų prieš 7 dienas. Taip, važiuojam. Aš dar tik tais norėjau tokį mini gal pastebėjimą, nes mačiau, kad po praėjusiais video žmonės klausia, tai kada išeis mano atsakymas. Ir tai tiesiog žiūrėkit timestampus, jeigu norit tik surasti atsakymą į savo klausimą. Taip. Ar ne? Ir jo, good, važiuojam. Jo, tai kiekvieno video aprašyme yra tie vadinami timestampai. Tai laiko žymos. Ačiū, jo. Tai va, ir galit prasisukti iki savo klausimo. Taip. Gerai, tai turim Ziksą, ištikimą gerbėją, ar ne? Tai įdomus ir išsamus palyginimas trūko tik priskirti kiekvieną paskolos grąžinimo tipą, kiekvienam žmonių tipui. Čia po tavo linijinių ir anuitetinių. Tai šitoj vietoj jo trūko galbūt priskirti, bet ir taip ten informacijos yra krūva, skaičiavimų yra irgi krūva, tai aš manau, kad kiekvienas norintis galės save priskirti tam tikram žmonių tipui, nes iš pat pradžių aš pasakiau, kurie yra. Tai tie, kas nematėt video, tai pasižiūrėkit, jeigu jums yra aktualios būsto paskolos, būsto paskolų grąžinimo metodai, kurį rinktis, kam rinktis ir ką daryti, sakykime, jeigu norit tą paskolos palūkanų sumokėti gerokai mažiau, tai pasižiūrėkit šitą video, ta prasme, tai yra iš nemažai konsultacijų mano sudarytų irgi patirtis, kadangi konsultuodavau dėl būsto kredito klausimų. Tai va, tai šitoje vietoje feel free pasižiūrėti, o kiekvienas, aš manau, ras atsakymą savo. Tai va. Čia aš dabar net po kažkurio iš tavo video mačiau, kad bankai tavęs nekenčia. Tarsi, kodėl? Iškomunikuoju viską, ko žmonės galbūt nežinodami tiesiog daugiau sumoka bankam. Nu jo, nes realiai vienas dalykas, vienas klausimas, kurį tu gali užduoti banke, gali sutaupyti kelis tūkstančius, pavyzdžiui. Nu tai kodėl to klausimo neuždavus, bet jeigu tu niekada neturėjai patirties šitoje vietoje su kreditais, su paskolom, na tai natūralu, tu net negali susigaudyti, kad tą klausimą gali užduoti. Nu, tau net nekils idėja jo užduoti ir kad dėl šitų dalykų, pavyzdžiui, galima dėrėtis arba kad, tarkim, parašyti mailą bankui, kur e-mailas gali kainuoti 10 000 eurų, pavyzdžiui. Taip. Tai vareva, kiek e-mailų esi išsiuntus, kurie kainuoja 10 štukų, pavyzdžiui? Nu, dar neteko, bet matyt, aš sumokėjau tada. Nu tai va, vadinasi, permokėjai kažkur. Tai šitoj vietoj vienas e-mailas gali tiek kainuoti. Tai vėlgi pasižiūrėkit, nes čia bus video refinansavimo jau, ne Q&A, nu, ne šitas, kaip jis čia linijinis anuitetinis. Jo, ne linijinis anuitetinis, o refinansavimo video, kur ten vienas e-mailas, sakau, gali sutaupyti N pinigų. Good. Toliau turim klausimas 08. Saulės elektrinės sau parke versus ant stogo ir saulės elektrinės parke ne sau. Su paskaičiavimais ir analizė būtų įdomus video. Aš dabar gerai. Nelabai suprantu, ką reiškia saulės elektrinė ne sau parke. O tai kam jie pirkti ne sau tada? Čia šita vieta man yra... O tokia, nėra galimybės pernuomot. Decentralizuota rinka ir taip yra pakankamai stipriai šitoje vietoje. Tu gali paimti
savo reikmėm, plus savo sodui, pavyzdžiui, bet tu negali paimti ten savo ir kaimynui, ta prasme, kad perparduotum elektros energiją. Sau ir parke ir sau ant stogo. Nu tai šitoje vietoje iš karto galiu pasakyti, kad jeigu stogas orientuotas yra tinkamai, na tai naudingiau turėti ant stogo pas save. Jeigu stogas bent kažkiek yra netinkamas, nu, ta prasme, šlaitas netoks, ten, sakykime, kryptis ne ta, ten, pavyzdžiui, pietvakariai vietoj pietų arba ten šiaurės rytai, tarkim, nu, šiaurės rytai iš viso apie nieką, tai vienareikšmiškai tada parkėti net skaičiuoti nereikia. Bet ten niuansų yra antiek daug, kad net aš bijau, kad vieną video padaręs, ten gali dar savo prisikrautų video, bet jeigu jum yra įdomu, nes 9 netgi laikai, tai vadinasi aktualu žmonėm, tai viskas ok, aš tada pasistengsiu padaryti tas modeliacijas, atsisėsti, pasižiūrėti, kas ir kaip dėliojasi. Tai vad, bet šiaip kiekviename, sakykime, Saulės parko parinkime galima pasiskaičiuoti, o tai kiekgi, tarkime, galėtum sutaupyti, palyginti su dabartiniu savo planu. Tai vėlgi tą irgi reikės įtraukti į skaičiavimus, bet Saulės elektrinė parke ne sau, tai nežinau, ką turėjo omeny, patikslink, prašau. Bet čia šiaip gal visai gera idėja būtų pasikviesti svečią į podcastą. Galima. Apie Saulės elektrinę. Susidomėjimas yra. Jo, tai jeigu norit svečio, tai vėlgi galim galbūt pagalvoti į podcastą apie Saulės parkus, apie taupimą, galbūt kažką iš, nežinau, Igničio to pačio, ar iš kažkur iš didelių vystytojų, Grindžinijus to pačio, tai sakykit ir valio. Norai bus įgyvendinti. Yep. Good. Toliau turim vėlgi tas pats klausimas 08 klausia. Manau, labiau teiginys, manau 50-60 metų laikotarpį būtų daugam aktualu investavimo idėjos, kur ir kaip. 50-60 metų laikotarpiui. Tikriausiai. Ne, čia yra, aš taip įsivaizduoju, tie žmonės, kuriem yra tarpiam ir šiam metų, dėl to, kad jiem jau yra, horizontas nebedidelis, norisi pensijos, pavyzdžiui, mano mama, 55 metai bus, ten, sakykime, tavo tėvai, nežinau, jo amžiaus, bet, plus minus įtariu, kažkas panašaus turėtų būti. Tai idėja, kaip mūsų tėvam jau reikėtų, tai aš sakyčiau, ten kardinaliai skiriasi strategijos, nepaisant to, kad mano mama į kripto irgi investuoja. Nes, žinai, sūnaus rizikos tolerancija leidžia. Bet jau irgi turėjau skambutį su ją, sako, žinai, man tie svyravimai, kai jau pasidarė kapitalas pakankamai didelis, sako, man jau ten tie svyravimai, sako, aš nenoriu jų laikyti ir dalį jau pradės per šį bullruną nusimetinėti kripto ir perskirstyti į visiškai kitokius aktyvus. Nes, sako, man geriau 100 eurų per mėnesį papildomai, negu ten tavo 2000 plus arba minus. Taip. Čia šitoje vietoje, aš taip kitko dabar darysiu video ir galvojau apie tai, kaip mamą paskatinti investuoti ir labiau gal net nepaskatinti, bet sudomint. Tai passive income. Visiškai. Ar ne, kad ir nedideliam sumom, bet tai, kas įkrenta kiekvieną mėnesį, jau turėtų sukelti susidomėjimą, plus tu gali pradėti nedideliam sumom. Tai bandysiu su šitą idėją. Jo, tai kaip pavyzdys, kad tas pats volas. Vėlgi, ne investavimo rekomendacija, bet kaip pavyzdys. Jo, tai jisai moka kiekvieną mielą mėnesį. Jo, tai obligacijos, visa kita, tai gerai, kad ir ten jis 22 kainuoja, tai 100 eurų, 110 baksų. Tai realiai 5 volą nusipirkus jau kiekvieną mėnesį turėtų apie $1.50 įkristi atgal. Tai kai pamatys, kad viskas pradeda užsisukinėti, aš manau, ten vienas klientas man sakė, geras, koks, sako, tie dividendai, sako, kartą paragavęs, po to nelabai gali sustoti. Ir štai vietoje jau nebeturi tų svyravimų, kurie gal nerimą kelia. Taip. Good. Važiuojam toliau, tai čia vėlgi po jūsų Q&A apie Saulės elektrinės liuks video būtų įdomu sužinoti, kaip pamatyti, kad portfelyje yra naudojama marža arba svertas. Tai geras klausimas, nes dažnai būna, kad žmonės jau klausia, kodėl pas mane raudonuoja ir yra minusas. Taip. Jo, tai tiesiog pirmiausia, tai parodysi? Jo, aš parodysiu. Paprastesnis būdas galbūt aš sakyčiau, kai jūs ateinat į savo profilį, tada ateinat į prekybą ir šitoje vietoje jūs turėtumėt susirasti, va čia rizika yra toks dalykas. Ir tada jūs ateinat ir tada yra bendrieji rizikos rodikliai pas jūs, reiškia, kaip viskas atrodo. Ir vertybinių
popierių portfelio kaina, nu tai čia vėlgi dalykai, kurie gali būti įkeisti, kurie negali būti įkeisti, tai pavyzdžiui, šitie visos pozicijos negali būti įkeistos, nors įkeistos gali būti 47 000, sakykime, ir pakristi jie gali iki štai šitų rodiklių, jau tada jums pradės mesti saugiklius. Tai jūs visada galit matyti šitą dalyką, jeigu pas jūs bus naudojama marža, tai pas jūs čia bus naudojamas svertas, šita eilutė, ir pas mane yra vienetas, tai reiškia, aš nenaudoju maržos, visiškai. Jeigu čia bus 1.1 ar ten 1.05, tai valio, vadinasi, jūs naudojat maržą. Tada kitas dalykas, dar vienas lifehackas, jūs galite ateiti ir pasižiūrėti prie profilio, prie grynųjų pinigų judėjimo, tax for, taip, dividends, aš galvoju, dabar reikia susirasti mokesčiai, mokestis už neigiamą grynųjų pinigų likutį. Tai ir jūs matysit, kad pas jūs čia nusiskaičiuoja kažkiek pinigų, tai vėlgi tai reiškia, kad jūs naudojat maržą. Dar vienas būdas, čia visiškai jau toks easy as negaliu. Tai čia jūs matysit, kad sąskaitos likutis yra minusinis, jeigu bent vienas iš sąskaitos likučių yra minusinis, tai reiškia, jūs naudojat maržą. Ir ką labai dažnai žmonės padaro, persiveda eurus, nusiperka už dolerius, doleriais dega minusas, eurais dega pliusas, o iš viso dega ant nulio plius minus ir žmogus, tai kaip čia vėba padaryti? Tai čia būtent tas ir išvengiama pirkimo metu. Jo, pirkimo metu. Pasidouble checkint. Tai o pirkimo metu tai galit pasižiūrėti, kad ir mano video yra ten, kai ateinat į užsakymą, tai dabar tik tai negaliu parodyti, bet šitoj skiltyje, kai ateinat į užsakymą, tai yra nustatymai. Paspaudžiat nustatymą ir ten yra varnelė naudoti maržą, arba jeigu nuimat, tai nenaudojat maržus. Viskas, tai yra easy as that. Tai tikiuosi į šitą labai išsamei atsakiau. Čia, net nežinau, ką daugiau ir pakomentuoti. Good. Taip, turim toliau vėlgi po jūsų Q&A. Sveiki, turiu klausimą. Jūsų manymu, kaip turėtų keistis investuojama suma, mėnesinė įmoka keičiantis pajamoms, tiek į didesnę pusę, tiek į mažesnę? Ar visą laiką nuo atlyginimo procentaliai skirti, ar kažkokią dalį iš pakilusių pajamų visgi skirti pramogom? Taip pat mažėjant pajamoms, sakykime, kai šeimoje atsiranda vaikas, šeimos pajamos sumažėja. Investuoti norisi tokią pat sumą ir aišku didinti kasmet bent kažkiek. Dienoje valandų dirbti trečią darbą neužtenka, tad kaip protingai paskirstyti. Ir trečias klausimas, kaip nesijausti kaltam situacijoje, kai negali įdėti norimos sumos į investicijas, ir iš anksto ačiū už pamastymus. Ačiū už tiek daug klausimų vienoj vietai. Tai man kažkaip visą laiką norisi nuo galo eiti, nes tas labiausiai paskutinis užstringa. Tai kaip nesijausti kaltam situacijoje, kai negalite įdėti norimos sumos, tai čia, emociniai dalykai. Tuom investavimas ir yra įdomus. Kad aš tai siūlyčiau, jo labiau, jeigu jūsų svyroje, ar ne, tos pajamos, tai dėl to tikriausiai neįdeda tos pačios sumos. Tiesiog galbūt pasidarykit tikslą, kiek per metus jūs norit suinvestuoti. Ir tada žiūrėkit, jeigu vieną mėnesį neįdėjo tokios sumos, nes turėjo didesnių kažkokių pirkinių, pasistengkit kitą mėnesį subalansuoti arba dar kitą mėnesį. Jo, bet galbūt, čia dar kalba, žinai, apie vaikutį, kai atsiranda, tai įtėra į motinystės atostogas, kai išeina, tai pakrenta gerokai pajamos. Tai čia šitas dalykas tikriausiai. Tai vėlgi, aš šitoj vietoj, kadangi ir pati 2 kartus buvau išėjusi į motinystės atostogas, tai jūs turit, svarbu suprasti, kad jūs turit ilgalaikį horizontą. Kai yra 30, 40, 50 metų, tai nesifokusuokit į tuos 2-3 metus, kai jūs pasimažinsit savo investicijas ir vėliau galėsit startuoti vėl su didesnėm sumom, tada, kai išeina dirbti ir vėl sugrįžta jūsų pajamos. Tai, tiesiog tęsti, daryti tą patį ir jau geriau daryti mažesnėm sumom, negu iš viso, tarkim, nedaryti, neinvestuoti, netaupyti, nes dabar pajamos sumažėjo. Ir kita dar dalis buvo, ar visą laiką, tai dėl atlyginimo pakelimo, ar ne? Tai kai kyla atlyginimas, čia yra tikriausiai daug variantų, kaip daryti, tai aš tai siūlyčiau bent jau 50% nuo tos pakilusios dalies, tarkim,
100 eurų pakilo, ar ne, mėnesinis atlyginimas, tai 50 čia jūs pasididinat investicijas. Dabar klausimas, ar visgi skirti pramogom, tai, labai toks retorinis, nes jeigu mėgstat labai pramogauti, tai tada galit paskirti ir pramogom. Arba norit daugiau investuoti, daugiau taupyti, tai tada paskiriat labiau į tą dalį. Čia tikriausiai viskas labai nuo emocijų ir nuo žmogaus įpročių priklauso, nebent tu turi kažką konkretaus. Aš tai turiu labai didelį šitoje vietoje ir patirtį turiu mažinant drastiškai savo pajamas ir kaip nesijausti kaltam šitoje vietoje ir panašiai. Tai man pirmas dalykas dėl to kaltumo, sakykime, tai vėlgi, jeigu jūs dabar tik tai gimdot vaikus, tai aš darau prielaidą, kad jum yra tarp, iki 5, tai aš taip įsivaizduoju. Tai investavimo horizontą jūs turit kaip minimum dar 20 metų ilgam laikotarpiui. Tai kaip nesijausti kaltam, tai pirmas dalykas, ką aš savo nusistačiau, kai pamažėjo labai drastiškai mano pajamos, tai kad aš negaliu išsiimti pinigų iš investicijų, o ne tai, kad aš negaliu investuoti. Jo? Ir man norėjosi vėlgi turėti tą investavimą toliau, nepaisant to, kad sumažėjo pajamos, tai ką aš dariau, aš tiesiog, kadangi negalėjau daug labai skirti, tai labai aiškiai supratau, kad minimalios pinigų sumos su didžiulė rizika gali užkelti kapitalą, tai ką aš dariau, aš tiesiog už minimalias sumas 20 eurų, 30 eurų, aš pirkdavau kripto, bitcoiną. Nesvarbu, kad sumažėjo, bet ten 10 eurų, 20 eurų, nes sakykime, už 10-20 eurų mes nieko nenusipirksim per vertybinių popierių sąskaitą, net gyvybės draudimas ir tas 30 eurų minimaliai įmoką turi. Ir šitoje vietoje, kai tu negali savo skirti netgi tiek, tai tu pirmas dalykas, ką nusistatai, draudžiama išsiimti iš investicijų, tai aš geriau neišsiimsiu iš investicijų, bet gyvensiu čia ir leisiu kapitalui toliau dirbti. Ir antras dalykas, tai bent minimaliai 10-20 eurų ir tada tu vis tiek jauti, kad tu investuoji ir ilgam laikotarpyje, kad ir ten metų laikotarpyje, vis tiek tu suinvestuoji ten apie 200-300 ir jeigu kripto irgi pavažiuoja visai smagiai ten, kad ir per tuos pačius 100%, ne, tai mes turim X2, kas realiai dar papildomai yra 200-300 eurų, kartais jeigu ten gerai pavažiavo, tai galima turėti ir 500 eurų pliuso iš tų pačių 200 investuotų ir tu tada sėdi, galėjau daugiau. Čia. Tai tada kita dalis, kai pajamos nukrenta, draudžiama mažinti gyvenimo kokybę. Tai yra būtinųjų išlaidų kokybė. Ta prasme, maistas vis tiek turi išlikti kokybiškas, drabužiai turi išlikti, kad ir rečiau galbūt ar kažką, bet jie turi būti kokybiški. Draudžiama mažinti gyvenimo kokybę. Kodėl? Dėl to, kad mažinant gyvenimo kokybę, jūs mažinat savo savivertį. Automatiškai. Norit, jūs nenorit, tai pasąmoningai veikia. Ir jeigu jūs mažinat savo savivertę, spėkit, kas nutinka, jūs neuždirbsit daugiau pinigų. Čia faktas. Nes su maža savivertė nėra įmanoma to padaryti, kad ir ateityje. Tai nenumažinkit savo savivertę. Aš nesakau, kad jeigu jūs turit mašiną, ten už kurią mokat 500 eurų per mėnesį paskolos, tai ją reikėtų pakeisti į kažką paprastesnio, bet tai nėra būtinoji išlaida. Ta prasme, maistas, komunalai, drabužiai, kuriuos jūs nešiuot, kas jūs reprezentuoja, tai šitoje vietoje tą draudžiama daryti. Mano galva ir įsitikinimu, nes aš per tą praėjau. Ir kita dalis, kai, sakykime, pas jūs padidėja pajamos, tai šitoje vietoje vėlgi, jeigu jūs turėjot įgūdį ir įprotį skirstyti pinigus ir skirstėt juos pagal kažkokią sistemą, tai tarkim ten 100% būtinosios išlaidos, 15% rezervas, 15 arba ten 10% pramogos ir 10-15% investavimas, tai jūs lygiai tą patį ir skirstot. Jeigu jūs nesugalvojat, kur būtinosiam išlaidom daugiau nukeliauja, tai aš tiesiog investuodavau viską, ką uždirbdavau virš, ta prasme savo būtinų išlaidų, viskas keliaudavo į investicijas. Kažkiek leisdavau savo trumpuoju laikotarpiu ten vieną kitą pramogą, bet aš ne iš tų žmonių, kas taško šitiem dalykam. Tai man smagiau yra nupirkti turtą kažkokį, kuris man ateityje generuos kažką. Nes dar čia turėjau minti, kad jeigu tai yra pirmas vaikas, kurio laukėt, tai tiesiog jau dabar pradėkit planuoti ir galbūt net atskirti tą vaiko sąskaitą ir nebūtinai iš karto pradėti jam kaupti ar investuoti nuo pirmų dienų, bet pirmą pasižiūrėkit, kokios tos galimos išlaidos, ar tai vežimėliai, ar tai drabužiai, ar tai dar kažkokie papildomi dalykai ir tiesiog atskirinėti ten pinigus, tai nebus taip skaudu net ir sumažėjus pajamom šeimos,
kad, reikia ir tuo nauju žmogum pasirūpinti. Tai turėsit iš kur krepšelį. Good. Kas toliau? Good. Šičia, ar ne? Ne, kažkaip apie... Ja. Kažkaip apie saulės parkus į lankas nueita. Jei daugiabutyje vartoji 100 kWh, ar ne? 100 kWh, tai imk parke 1 kW. Jei turi kondiškių ir šildaisi žiemą, imk atitinkamai tiek galios, kiek elektros sunaudoja. Labai puikus atsipirkimas. Sakyčiau, pati geriausia investicija paskutinius kelius metus. Žinai, aš tai drįsčiau nesutikti, nes parodyk man butą, kuris vartoja 100 kWh. Tai ta prasme, žmonės, jūs taupysit ant elektros 4-7 eurus per mėnesį, su saulės parku. Vareva, tai ar dėl 4-7 eurų per mėnesį verta investuoti tą patį 1200? I don't know. Ta prasme, man atrodo, kad tai neapsimoka. Jeigu jūs sakot, kad apsimoka, vadinasi, jūsų konkrečiu atveju, valio sveikinu, apsimoka. Tai šitoje vietoje yra labai paprasta. Mano galva, jeigu suvartojat daug elektros energijos, tada vienareikšmiškai apsimoka. Jeigu vartojat ten 100 kWh, aš asmeniškai nesiparinčiau, bet jeigu finansai leidžia, rezervai leidžia, tai why not? Ta prasme, kad ir tie 4-7 eurai jau 2 puodeliai kavos gaunasi mieste. Tai, praktiškai vienas. Jau dabar gal ir vienas. Jau. Gerai, būtų įdomu teoriniam scenarijui panalizuoti, tai visgi kiek labai neapsimoka automobilio pirkti iš salono, lyginant su senesniu, atsižvelgiant į nuvertėjimus, privalomus aptarnavimus, kasko remontus ir kiek realiai einam į minusą, lyginant naują auto už, sakinkim, 50 000 ir naudotą už plus minus 10 000. Man atrodo, patirties tai turi per akis. Tarsime, nuo 2 štukių už mašiną iki kiek ten 70 gabalų už mašiną turiu patirties, tai jo. Darom atskirą epizodą? Gali būti, kad jo reikės. Ne, tai čia tikrai reikės atskiro epizodo, jeigu jūs norit tokių kalkuliacijų, dėl to, kad, bet vėlgi, jeigu mes imam, sakykime, tą patį Japoną, tai jeigu tu imi Japoną iš salono ir parsisinti iš Amerikos, pavyzdžiui, automobilį, tai okei, už 10, bet aišku, už 10 štukų tu nesisiūsi iš Amerikos, ten nebent jau tu ten būsi trečias koks nors savininkas. Tai nežinau, labai... Aš galiu padaryti tą palyginimą, bet kad ir kokį aš jį padaryčiau, aš jau žinau, kad aš vienareikšmiškai gausiu, ta prasme, komentarų, kad tu blogai suskaičiavai. Tai jeigu jums yra įdomu, tai galiu padaryti, bet tik vienas laikas ant komentaro, tai jeigu pritrūksim temų, tai tada pasiskaičiuosiu. Aš tai čia šitoje vietoje sakyčiau, kad pirmiausia reikia įsivertinti savo situaciją, nes lietuviai labai mėgsta gerus automobilius, uždirbo ar net ten vidutinį atlyginimą, ant mašinos išleidžiu 600 eurų per mėnesį. Tai aš manau, kad čia yra big no-no. Ne. Ir tai tada jau tu galvoji, ar ne, apie tą adekvačią sumą, kiek tu nori, kad tau per mėnesį kainuotų automobilis ir įsivertini pagal savo pajamas. Tai pakankamai sunku atsakyti, ar ne vienas žmogus, kuris 5 000 per mėnesį uždirba, jam yra okei pirkti automobilį iš salono, tarkim, tas, kuris uždirba mažiau, galbūt tiesiog jūs save mažiau apsisunkinat nusipirkdami naudotą, dėvėtą, patikrintą serviso automobilį, kuris tarnaus tikriausiai lygiai taip pačiai. Ja, bet jeigu Amerikos case study žiūrėt, tai vidutinis milijonierius važinėja su 4-5 metų japoniškų dažniausiai automobiliu, kuris yra nupirktas be paskolos. Tai va čia jums tiesiog statistika pasižiūrėjimui ir dažniausiai brandas būna Toyota arba Lexusas. Kad ir kaip aš nemėgčiau Toyotos ir kad ir kaip man patiktų Lexusas. Taip. Sveiki, būtų įdomu, jei sukurtumėt atskirą video investavimas brandesnėme amžiuje. Brandesnėme amžiuje. Jo, aš kol perskaičiau irgi tą žodį. Jo. Tai čia jau antras komentaras į tą patį, taip. Tai jo, panašu, kad teks daryti. Ačiū už video, ko man asmeniškai trūksta, tai kad trūksta galimybės diversifikuoti valiutų riziką. Norėčiau turėti galimybę investuoti Šveicarijos frankais, kad ir mažesnėmis palūkanomis, nes infliacija mažesnė, valstybės BVP skolos santykis pastoviai mažėja, referendumų taip nusprendė ir taip toliau. Čia yra po podcastų, ar ne? Nematau. Po podcastų. Tai aš tai sakyčiau, valio su Šveicarijos frankais irgi yra, tai galima paieškoti kompanijų tų, kurios yra prekiaujamos frankais ir tada į jas investuoti arba tiesiog dalį pinigų
išsikeisti ir palaikyti frankais, bet jie tada nedirba, jie tada tiesiog, bet jūs galite dalį rezervo laikyti Šveicarijos frankais, pavyzdžiui, Japonijos jeną, dolerių, eurų ir svarų. Vareva, tarkim, 5 valiutos. Ir jūs jau skaidot savo kažkiek tai tą riziką, o investavimas, yra investavimu. O jeigu investuojam į Šveicarijos kompanijas, netgi per, ta prasme, Italijos, tarkim, biržą eurais, bet mes vis tiek ką turim, mes turime kompaniją pririštą prie franko ir jeigu kažkas nutinka, tai ta prasme, euro franko rizika, sviravimas šitoje vietoje, jis vis tiek kompensuojasi. Tai mano galva, sudėtingas klausimas, bet jis yra išsprendžiamas, tik tai reikia jau kūrybiškai. Jau čia tai tikrai reikia pamastyti ir kūrybiškai tą pasidaryti. Taip, tada čia po jūsų realiom situacijom. Antroji situacija labai gerai parodė, kaip skausmingai gali veikti leasingai ir visokie kreditai. Kiek pastebiu ir iš savo aplinkos daug žmonių nelabai supranta, kuo skiriasi leasingai, išperkamoji nuoma, veiklos nuoma, refinansavimas ir greitieji kreditai. Galbūt kaip video idėja apie šiuos dalykus. Tai jo, šiaip labai geras komentaras ir čia tikriausiai iš tiek, kiek teko, kai nuolat konsultuodavau žmonės, gauni tas situacijas, kai, taigi aš pasiėmiau leasingą su nuliniam palūkanom ir čia turiu kokius ten telefoną, televizorių, ten stalą, ten dar kažką ir tada žmonės jau, nepaisant to, kad tu kaip ir moki, nemoki, ar ne, tu palūkanų, bet tu kiekvieną mėnesį moki už tos daiktus, kurių negali sau leisti. Taip. Ir užsienį vis tiek kilpa savo ant galvos. Jep, tai gerai, kad yra nulinės dar tos, sakykime, palūkanos, kur leidžia, bet kai pas mane būdavo, tai pas mane mes leasingą automobiliui pasiėmėm, sakau, tai koks leasingas, kiek palūkanų, nežinau. Tai sakau, tai kokią sumą ėmėt? 8 000. Tai sakau, 8 000 pas jūs nebus leasingas, nes leasingo neduoda niekas, 8 000 leasingai prasideda nuo 10-15 štukų, tik tai, ta prasme, minimaliai, nes leasingas duodamas naujiem automobiliam, naudotiem, ten seniem nieko neduoda. Tai pas mane parašyta autoleasingas. Taip, sakau, pas jūs yra parašyta autoleasingo paskola. Ir atsidarom, ten yra ta BKVMNN, ta bendra kredito metinė palūkanų norma yra 15%. Nice, tai tu kasmet susimoki už mašiną, kuri nuvertėja po ten 10%, dar 15% on top, tai tu kasmet eini 25% į minusą. Ką žinau. Tai tai jo, šiaip labai geras komentaras ir šitoj vietoj vėlgi, kiek mes čia idėjų tiem video prisimti, 4 gal idėjas. Pasidėt lapelį ir rašytis. Jo. Ar vartojimo paskolą taip pat galima refinansuotis? Tai, jo, bet kurią paskolą galima refinansuotis, tai turėkit šitą dalyką omeny. Ir tai yra vienas iš paprasčiausių būdų susimažinti palūkanas. Ja. Ir vėl po to pačiu kilo keletas klausimų. Marža nekinta visą ar marža nekinta visą paskolos laikotarpį, nebent refinansuoji, kinta tik Euriboras, kurį fiksuoji tam tikrų laikotarpių. Ir pavyzdžiui, fiksuoji Euriborą 6 mėnesiam, o po 6 mėnesių reikės pačiam nuspręsti, ar vėl 6 mėnesiam fiksuoti, ar kitam laikotarpiui. Ar čia, jei nusprendė 6 mėnesiam, tai ir toliau fiksuojamas automatiškai 6 mėnesiam. Tai čia basic. Jo, tai čia, matai, žmogus niekada pagal klausimą sprendžiu, kad neturėjo būsto kredito. Tai dabar paaiškinam. Tai ar marža nekinta visą paskolos laikotarpį? Taip, marža nekinta visą paskolos laikotarpį, nebent jūs prisidirbat bankui ką nors. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nemokat ilgiau negu 3 mėnesius, bankas, pavyzdžiui, pagal sutartį turi vienašališkai galimybę pakelti jums 0,5% jūsų maržą. Tiesiog lygioj vietoje. Ir jūs turit brangesnę paskolą 25 metam į priekį, pavyzdžiui. Arba paskiriat laiko pasiderėti ir susimažinti. Bet po to, žinai, mažintis iki tol, kol tu buvai, tai jau gali tau net nesumažinti, ta prasme, tai bankas šitą dalyką turi. Ir jūs tą turit irgi išsiskaityti, bet šiaip marža nekinta. Tad nebent refinansuoji. Taip, nebent refinansuoji arba persidėri su banku, kaip aš ir kalbėjau tame video apie tą vieną e-mailą. Kinta Euriboras, taip, Euriboras kinta ir tu sutarties pradžioje turi pasirinkti, kokį Euriborą naudosi, tai reiškia 3, 6 arba 12 mėnesių. Dažniausiai yra šitie pasirinkimai. Standartiniu atveju, kuo dažnesnis Euriboras, tai tuo jūs einat kartu su Euriboro kreivė, nes jums kas 3 mėnesius perskaičiuoja, bet jūs neturit jokios įtakos perskaičiavimo ten sumom, dienom ir panašiai. Jūs pasirašėt sutartį ir po ten 3
3 mėnesių jums automatiškai persiskaičiuos. Tai kai Euriboras kyla, pas jūs viskas sparčiau kyla, nes jums persiskaičiuoja kas 3 mėnesius. Kai pas jūs Euriboras, pavyzdžiui, leidžiasi, tai pas jūs tas uždelsimas gali būti ir ilgesnis, pavyzdžiui, jeigu 12 mėnesių, tai per metus laiko Euriboras stipriai gali sumažėti, o jūs vis dar mokėsit pabrangusią paskolą. Tai šitoje vietoje, kuo dažnesnis Euriboras, tuo kartu jūs einat su būsto kreditu, kuo tas Euriboras, ilgesnis terminas, tai tuo ilgiau jūs galit, jeigu Euriboras kils, tuo ilgiau galit sėdėti, su tuo, reiškia, nepakilusiu Euriboru ir mokėti mažiau negu visi kiti, kuriem persiskaičiavo jau. Tai tikiuosi atsakiau į klausimą. Taip, čia po šortų investuoja ir svarstai, kaip deklaruoti, čia kaip buvo deklaravimo bumas, tai tikrai daug kontento išleidom ir klausia Alma Tarka 1500, o kaip dėl kripto. Tai dėl kripto jau esam ne vienam Q&A, man atrodo, atsakę dėl kripto deklaravimo, tai ką svarbu žinoti, kad jeigu jūsų pelnas dabar, ar ne, šiuo metu viršyje 2500 eurų, tai čia galioja lengvata, nuo šitos dalies nemokat pelno mokesčio, bet deklaruoti vis dėlto reikia parodyti, ar ne? Tai, kas viršyje 2500, jau tada mokat 15%. Taip, tai easy. Gerai. Čia kripto mokesčiai, leasingai, čia jums su Emiliu buvo. Jo. O kaip su telefonu? Kiek procentų atlyginimo normali telefono kaina? Ar geriau kaupti keletą mėnesių po kažkokį procentą nuo atlyginimo? Tai, čia vėl tas tikriausiai hypas, kaip su gerom mašinom, taip ir su naujausiais visais telefonais, kad mes kiekvienais metais norim atnaujinti, pirkti naują, pasirodyti, bet man tai klausimas laik, ar tikrai reikia kiekvieną kartą, ar ne, jeigu patenkina tavo visus poreikius, ką realiai žmogus dažniausiai, žiūri, jeigu tai nėra naudojama kaip darbo priemonė tas telefonas, tai, paskambinti atrašyti mailą. Ar tikrai reikia pačio naujausio? Nežinau. Tai kiek procentaliai? Aš nenorėčiau, pavyzdžiui, pasismaukti savęs su dideliais mėnesiniais mokėjimais, jeigu telefoną išsimokėtinai. Tai iš viso telefoną imti išsimokėtinai, mano galva, yra no-no. Ta prasme, mano galva no-go. Telefonas neturi viršyti kokią pusę atlyginimo jūsų vertės, kad jeigu jisai ten ar sudužo, ar kažką, ar taip toliau, kad jums visiškai neskausmingai jūs iš rezervo pasikeitėt ir tiek žinių. Nebent tai yra jūsų darbo priemonė, kaip Justina minėjo, tai tada vienareikšmiškai žiūrit pagal funkcionalą, ko jums reikia, jeigu jūs su juo filmuojat, jeigu jūs su juo darot reelsus, jeigu jūs su juo ten įkelinėjat, taip toliau panašiai, tai tada yra vienokie dalykai. Jeigu jūs, sakykime, juo tik tai skambinat, tai realiai gali būti Xiaomi už 105 eurų, kuris ten tiesiog signalą turi ir viskas. Tai... arba ten kažkoks ar ne 2 metų senumo, kad ir tas pats iPhone'as ar Samsungas funkcijos, 13 iPhone'as kaip pavyzdys ir that's fine. Nei Pro, nei Max, nei ten kažko nereikia. Taip. Good. Ir ką? Kaip išmokyt vaikus investuoti? Mokėti vaikui 10-20% premiją kas savaitę nuo jo turimų kišenpinigių likučio. Wow. Šitas geras. Čia geras. Tai, o kaip išmokyti vaikus investuoti, tai per savo pavyzdį. Tai aš manau, rodyt, pasakot, nežinau kokio amžiaus, bet jeigu mokat kišenpinigius, tai jau vis tiek turėtų bent minimaliai suprasti. Jeigu investuojat, parodykit, ką ten darot, papasakokit truputėlį ir važiuojam. Mes turim su dukra susitarimą, kad pavyzdžiui, nuo to, kas pas ją nesinai gauna po 2 eurus per dieną, kad nusipirktų pietų, tai jeigu taip nutinka, kad jinai nenori tų mokamų pietų, jai lieka pinigų, tai mes tą sumą atsidedam tada į taupimą ir jinai labai sparčiai mato tada, kaip pas ją tų pinigų daugėja. Tai dėl investavimo šitos vietos kol kas su jie dar neaptarėm, kad aš jai mokėčiau papildomai iš tai, kad jinai kažkiek sutaupo. Ne. Rodau per savo pavyzdį. Aš šitoje vietoje sakyčiau, geriausias pavyzdys yra asmeninis pavyzdys ir pavyzdžiui, jeigu jūs einat į parduotuvę, tarkim, perkat kolos skardinę, hipotetiškai, tai galima vaiką praedukuoti, kad šita kolos skardinė gali būti nemokama, jeigu tu esi kolos bendras savininkas ir tu gauni dalį pelną, nes tu realiai nusipirki, tai tu dalį, netiesiogiai savo pasigražini. Tai žaidimo pavidalu tą galima labai smagiai daryti. Tų būdų yra krūva, tai tas pats monopolio žaidimas, kaip aš mėgstu pasakyti, kai vaikas jau paauga, tai vėlgi, bet mano galva geriausia yra žaidimo pavidalu ir asmeninių pavyzdžių. Tai žaidžiat ir plus asmeninis pavyzdys.
Pavyzdžiui, visą laiką akcentuoti, kad žiūrėk, už, tarkim, šitas atostogas sumokėjo dividendais. Šiais metais. Mes atostogavom nemokamai, ta prasme nemokamai. Nu, va taip pat, pirk ką nori, ne, kaip pavyzdys, va, nu, nemokamai. Kaip čia dabar? Nu, ta prasme, nesueina tada dalykai. Tai ir kai vaikas žinos, kad tai yra įmanoma, nes mes tai darom, nu, tai tada net nekils dvejonės, ar investuoti ar neinvestuoti. Nu, tiesiog čia yra common sense. Investuoti. Taip, ir jau jie matydami jūsų pavyzdį nebelaikys investavimo tokio baubo, kai žmonės ir net tiesiog bijo užsiregistruoti ir pasižiūrėti, kaip atrodo programėlė ir kas tenais vyksta. Tai ir dar kaip ties to investavimu, tai man norisi dar sustoti visą laiką ir pagalvoti, ar šiaip jau bazinės vaiko žinios apie pinigus yra covered. Taip. Nes kas vaikui yra daug pinigų, tai tikriausiai kardinaliai skiriasi nuo to, kas tėvam yra daug pinigų. Tai va šitoj vietoj labiau šiaip diskutuokit ir nebijokit šitos temos, kaip tarkim, aš nežinau, klausimas ar ne, kas tau yra daug pinigų. Taip. Ir kodėl, kaip tu manai, ką gali nusipirkti už tuos daug pinigų ir jau priklausomai nuo amžiaus netgi galima vaiką mokyti eiti į parduotuvę, planuoti savo pirkinius ir tarkim, ar ne, yra ten 3 sviesto pakeliai, identiški, tik spalvos kitokios ir vienam yra akcija, va žiūrėk, šitą sumą sutaupiai, šitą sumą gali savo į taupyklę pasidėti arba gali suinvestuoti. Tai va čia dar vienas klausimas, kai tarkim mes važiavam kažkur mašinoje ir aš neatsimenu dabar, kas paklausė vaiko, sako, tai kiek tu manai kainuoja mūsų namai? Ir vaikas 100 milijonų ten tų pinigų. Tai jam tada tas vienas euras jam vertė turi absoliučiai kitokią, nes jis galvoja, kad namai ten 100 milijonų kainuoja ir tėvai ten uždirba po 100 000, ta prasme, ir jam tas 1 euras, kurį, tai kam iš čia saldainių negalim už ten, nu, eurą ar 3 eurus nupirkti. Tai jūs susialaininkit, kad jūs suprastumėt, nu, vat, kad, nu, uždirba 1000, pavyzdžiui, ne, namai kainuoja 80 000, nu, tai va, 80 mėnesių reikia, nu, ten, sakykime, taupyti ir panašiai. Taip. Tai va, tai čia, kad būtų, nu, tas bendras kažkoks tai supratimas. Vaikų neturiu, bet, čia mano idėjos, nes atsimenu, kad labai sutrigerino tas, tipo, kiek kainuoja mūsų namai. Ten, žinai, 3 kambarių butas, ten 100 milijonų pinigų. Tai va, tai šitoje vietoje tiek. Tai žiūrėkit, išnaudokit visus bonusus su nuorodomis apačioje, galit naudoti D sąskaitas, galit vaikam naudoti D sąskaitas, galit vaikam investuoti per tą patį Freedom 24, galit savo investuoti, geriausias bus pavyzdys vaikui, jeigu jūs nupirksit jam saldainį arba mašiną arba žaislą ar kažką iš dividendų. Mano galva tai yra geriausia edukacija, o šiai dienai tiek prisišaudėm video idėjų, tai jeigu jums tinka, dar palaikinkit tuos komentarus ir po šituo video irgi parašykit, ar jums yra aktualios tos temos iš tikrųjų ir mes tada pradėsim ruošti turinį palyginimui, nes visą tai tikrai užtrunka. Tai ačiū Justinai, ačiū. Man viskas, važiuojam, iki kitų kartų, prenumeruojam. Iki.